Sveiki, pasidariau voltmetrą akumuliatoriaus įtampos stebėjimui. Kaip matome skalę, gal ir nematome, bet pasakau nuo 10 iki 14 voltų pati skalė, turėtų daugmaž matytis, prastokai filmuoja. Sužymėjau pagal charakteristikas akumuliatorių, kur žalia, kur raudona, kur geltona. Žalia labai gerai, geltona jau blogiau, raudona nerekomenduojama tose ribose, kad būtų akumuliatoriaus įtampa. Iš tokio prietaiso galima labai lengvai nustatyti įkrovos lygį akumuliatoriuje. Aš įmontuosiu nešiojamą kolonėlę. Kaip matome, jis tikrai mažas, 40 keli ten milimetrai, kas bus labai gerai, nes jis yra nesunkus. Tai atrodo. Esmė, kad teko padaryti pačiam šitą skalę, žinoma, ir dar gal iš pradžių nepagalvojot, bet kad jis rodytų teisingai, jam reikia specialios schemos, nes jis susideda iš ritės, į kurią paduodama srovė, ir tada tai stumia rodiklę, magneto pagalba nuolatinio, panašiai kaip garsiakalbis. Ir esmė, kad jeigu nebūtų papildomos schemos jį valdančios, tai prijungus 12 voltų jis rodytų visiškas nesąmonės, o prijungus 10 ir rodytų kažkur prie pabaigos skalės, jei nustatytume, kad 12 būtų pabaigoj, tai tada 10 rodytų kažkur, čia tarkim, o tik prie 0 voltų rodiklė sugrįžtų į pradžios tašką. Tam reikia schemos, kuri jam neduotų srovės iki tol, kol įtampa pasiekia 10 voltų, o nuo tada to lygiai didina srovę. Čia sunku paaiškinti, biškai nesiseka, bet gal suprasit. Dėl to pasidariau tokią schemutę. Šitą laidų pinė eina į prietaisą. Čia yra LM258 operacinis, yra paderinamas rezistorius, 2 paderinami rezistoriai, šviesos diodas, kuris veikia įdomių principų, vėliau paaiškinsiu. O čia sulitavo ant šitos paprastos plokštelės, tiesiog dalių nedaug. Tai galim pažiūrėti, kaip veikia. Dar nepaminėjau, aišku, kad šitie laidai čia per gnybtus, jie yra matavimai, užmaitina viską ir tada rodoma įtampa. Čia turim 2 akumuliatorius, vienas 7,2, kitas 2,2, abu 12 voltų, nes prietaisas ir skirtas 12 voltų. Galim pažiūrėti, kaip rodys minusą prie minuso, pliusą prie pliuso. Aš jungsiu, rodysiu prietaisą, kad įdomiau būtų. Prietaisas rodo, turbūt neišeisim normaliai parodyti, bet rodo 12,80 kažkiek. Čia vieno brūkšnelio vertė yra 12, 12,5, 13, čia yra 12,75 tam, o rodiklė truputį toliau jo. Tai 12, ką žinau, iš tom kažkiek. Nereikia tokio tikslumo iš esmės, bet mes galim paimti multimetrą ir patikrinti, ar tiesa čia mums rodo. Paimsim čia pliusą. Oi. Numečiau savo multimetrą su viena ranka sunkoka. Gerai, čia pabandysiu vieną. Iškrito. Čia vieną, čia kitą ir rodo. Prietaisas mūsų apšilo turbūt ir rodo, sakyčiau, 12,9 kokio, ką ir patvirtina multimetras. Aišku, dar patį rodymo tikslumą galima pareguliuoti, galima labai tiksliai gražiai sureguliuoti, bet jau ir dabar labai normaliai rodo. Nes čia aš 12,80 per mažai sakiau, nes jeigu brūkšnelis 7,5, tai o sekantis 13, tai čia ir yra 9. Jo, teisingai rodo viską. Šviesos diodas dega. Visos schemos sąnaudos kažkur 1,5 mA, taigi galima nepergyventi. Matom, kad žalioj skalėje viskas tvarkoj.
galim, atjungsim čia multimetrą, pabandyti kitą akumuliatorių, nes nelabai įdomu. Atjungiant įdomiai atrodo. Čikšt. Nes kai įtampa mažiau 10 voltų pradeda rodiklę traukti į neigiamą pusę ir jie atsiremia, paskui ją paleidžia, įdomiai atrodo. Taip, prijungsim šitą akumuliatorių. Minusas ir rodau prietaisą pliusas. Čia biškilievą jungiau. Taip, čia akivaizdžiai matome, kad tarp 50 ir 7,5, 12 pm, 12,75, tai čia bus šiam kažkiek, šiam netoli 7 patikrinam. Dėsim vieną čia, kitą čia ir 12,7, kaip ir sakiau. Kaip matome, viskas veikia puikiai, matuoja, srovės daug nenaudoja, aurimuojasi netgi. Matuoja, srovės daug nenaudoja, atjungiam, viską atjungiam, dabar papasakosiu kažką tai. Tai va, prietaisiukas paprastas iš Evitos, pliusą minusą. Sveiki dar kartą, užsipildė atmintis mano meškafone. Taigi, kaip patikrinau, video užsibaigė, kai aš pasakiau, kad kažką papasakosiu. Taigi, ne kažką iš esmės. Apie šitą prietaisą, kaip ir sakiau, jis iš Evitos ir kainavo 6 litus. Daug ar mažai tai jums spręsti. Pati schema irgi nedaug kainavo. Iš esmės nežinau, apie schemos veikimo principą dabar nepasakosiu, nes nežinau, ar to tikrai reikia, bet parodysiu, įkelsiu į patį video tą schemą tiesiog, kad jei kas norėsit atkartoti, kad galėtumėt tai padaryti, nes duosiu schemą. Taip, galiu netgi kompiuterį parodyti schemą. Čia matome apokalipsės vaizdą ant mano darbalaukio. Taip, kur čia, aš žinau, nepasiruošęs, aš buvau video, radau, va tokia va maždaug schema, aš įdėsiu ryškų screenshotą, bet esmė, kad dvigubas operacinis yra, o šviesos diodas veikia kaip įtampos, atraminė įtampa. Iš esmės, jeigu palygintume atraminę įtampą su maitinimu, mėlyna maitinimas, padariau, kad jis susviruotų, kaip kad būtų realybėj nukrentant jai ir pažiūrėt, ką rodys. O šita atraminė įtampa daugmaž vienoda visada išlieka. Atsiprašau. Tai va tokia paskirti šviesos diodo, o daugiau tai čia nepasakosiu, nes nėra reikalatingo. Vis tiek niekam nerūpi, kaip kas veikia, visiems tik sukonstruoti rūpi. Tai va, visai normaliai čia, dalių nedaug, viskas tvarkoj, laidai stori ant prikolo. Tai ką žinau, turbūt viską ir pasakiau. Pačią skalę kuriant, tai esminis dalykas, manau, yra spindulys. Reikia žiūrėti tarp rodiklės supimosi taško, per kur jinai daro čik-čik iš šonus. Reikia atmatuoti patį rodiklį arba rodiklės ilgį tiesiog. Neatsimenu, ką aš matavau, ar nuo skalės apačios, bet gal geriau tiesiog rodiklės ilgį, ko tiksliau pas mane buvo 25,5 mm, tai tada į tą programą įvedi ir jinai iš karto lanką teisingai išgauna. Jei nusipirktume tą programą, aišku, ir dydį realų būtų lengva atspausdinti, bet kadangi aš kėliau į Paintą, tai man paskui teko dar kelis kart spausdinti, kad atitaikyt dydį. Aš atitaikymui naudojau atstumą tarp 14 brūkšnelio apatinio kampo iki 10 brūkšnelio apatinio kampo ir lyginau su originale skalė šito prietaisėlio. Originali skalė tai būna nuo 1 iki 10. Ten mikroamperais. Nesvarbu. Netinkama.
Pati skalė tikrai neblogai atrodo, nors skyrus mažyčio spausdinimo broko čia kažkur, kurio aišku nepamatysit vis tiek. Jinai atspausdinta ant fotopopieriaus. Tokiu pat būdu turiu pasidaręs ir ampermetrą. Šitas ampermetras bus prijungtas prie akumuliatoriaus, bet to aš dėkingas Elektronika LT žmonėm už patarimus, nes, kaip matom, iš va tokio prietaiso perdariau tokį, kuriam rodiklė neveikiant stovi ne pradiniam taške. Čia va geltona skalė yra, kai srovė teka iš akumuliatoriaus, o žalia į akumuliatorių. Tai tarkim groja muzika ir srovė bus ant geltonos, kraunasi akumuliatorius, bus ant žalios. Kol kas nenoriu daugiau atskleisti, visko neaišku kaip čia gausis, bet yra sugalvotas vienas prikolas, tai ateities video bus plačiau. Tai vat, tiek apie šitą prietaisėlį. Jeigu turit normalių klausimų, rašykit komentaruose, jei turit nenormalių, rašykit komentaruose, į nenormalius neatsakysiu. Stenkitės nerašyti su tragiškom klaidom, aišku, ne apie tai video, bet aš skaitau komentarus ir, tiesiog kai kurie žmonės, nežinau, neduota jums rašybos skilas, nežinau, baisu. Nesu kalbininkas koks ar kas, tik nepykit, bet žiauriai. Ir be to, gal kam reikia 1554, viskas čiki veikia su radiatorium, čia laidai nekreipkite dėmesio, atsuka, čia įėjimas yra, viskas, netgi išėjimai yra ir radiatorius, sakiau, tai gal kam reikia. Aš Vilniuje esu, tai jeigu kam reikia, tai rašykit. Veikia gerai, išbandyta, tiesiog pasidariau ir nėra kam naudot, va matot, net plokštė prie radiatorius prisukta tvirta, viskas. Yra tvirtinimo skylutės čia ir viskas, ir pritvirtint. Radiatorius turi būti tikrai pakankamas. Pavyzdžiui, darytumėt nešiojamą kolonėlę su fazo inventoriais, tai įmontuojat kur nors, svarbu, kad būtų kažkoks oras aplinkį neuždaro ir tai ir užteks. Tai va, jeigu kam reikia. Biški reklamos, kaip sakant. Gerai. Tiek. Nežinau, tikiuosi nieko svarbaus nepamiršau. Gerai, iki susitikimo kitose mano video, kurie bus kažkada.